Kaip koncertinėme ture sekėsi žemaitukams? Kokia nostalgija koncerte stebino Viktorija ir grupė Vitražas? Kuo savo šou Natalija Bunkė prikaustė žiūrovų dėmesį? Visa tai naujame Niekas niekam video dabar. Grupė Žemaitukai su trenksmu užbaigė sėkmingiausią turą savo karjeroje. Štai vasario 27-osios vakarą Lino Vaitkevičiaus ir Ovidijaus Petrausko duetas kilnojo Panevėžio Kalnapilio arenos stogą, o pastarieji 4 grupės areniniai pasirodymai bendrai sulaukė net 35 000 žmonių. Atrodytų, dar visai neseniai duetas apie tokį populiarumą ir pripažinimą galėjo tik pasvajoti, tačiau savo sunkiu darbu, talentu ir žemaitišku atkaklumu įrodė, kad viskas yra įmanoma. Šiandien Žemaitukai šokdina sausakimšas arenas, skina apdovanojimus, o jų dainos renka milijoninės perklausas muzikos platformose ir nuolat sukasi radijo stočių grojaraščiuose. Grupė visai nesenai galingai užbaigė didžiausią turą savo karjeroje. Pilnutėlėse Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio arenose grupė iš viso sulaukė 20 000 žiūrovų. Daugiau jų tiesiog nebūtų tilpę. 2025-aisiais Kauno Žalgirio arenoje vykęs dueto šou taip pat buvo pilnai išparduotas. Tąkart susirinko 15 000. Tad bendrai koncertus stebėjo net 35 000 žmonių. Prieš paskutinį žiemos vakarą Kalnapilio arenoje tiesiog kilnojosi stogas, o didžiausių Lino ir Ovidijaus hitų įkaitinta atmosfera garantavo, kad Panevėžys žiemą iš kiemo išvarys anksčiau laiko. Žemaitukams scenoje talkino šokėjai, ritmo grupė ir kviestiniai svečiai, atlikėja Adrina, grupė Niekšės su Natalija Bunkė ir Simona Nainė, Paulius Vaitiekūnas ir choras Ąžuoliukas. Ačiū Panevėžiui ir žmonėms visuose miestuose, kurie klausot, šokat, dainuojat ir ateinate į koncertus. Kaskart išpardavus areną turim savo įsižnybt, kad patikėtume, jog nesapnuojam. Tai jaudina, motyvuoja nesustoti ir siekti dar daugiau, bet jau net ir arenose darosi ankšta. Galbūt atėjo laikas daryti stadioną. Po finalinio šou juokavo Linas Vaitkevičius. Mes esam dėkingi jums visiems iki dangaus. Kažkas nerealaus matyti tiek žmonių, gauti tiek žinučių, tiek daug palaikymo. Pamoka mums. Kitą kartą atsivežti daugiau vinilų ir atributikos. Mintys jau sukasi apie tai, kas laukia toliau. Planų ir idėjų turime su kaupu. Norisi dar stipriau spausti gazą ir judėti pirmyn. Bet prieš naujus startus reikia įkvėpti ir pasikrauti baterijas. O kai sugrįšim, pažadam, turėsime ką papasakoti. Mįslingai prasitarė Ovidijus Petrauskas. Visuose turo koncertuose apsilankiusių gerbėjų laukia ne tik įspūdžių kupinas vakaras, bet ir staigmena. Galimybė pirmiesiems įsigyti antrąjį Žemaitukų albumą su draugais, kuris viešumoje dar nėra pasirodęs. Grupės nariai juokauja, kad kitą kartą teks parūpinti daugiau atributikos, nes jos stendą fanai pilnai iššlavė visuose miestuose. Vasario 28-ąją Vilniaus Twinsbet arenoje prasidėjo ilgai lauktas Viktorijos ir grupės Vitražas koncertinis turas. Ir jis prasidėjo taip, kaip negalėjau net susapnuoti. Kai per pačią pirmą dainą publika pakilo iš savo vietų ir pradėjo šokti, pagalvojau, kad man miražai akise. Ne koncerto pabaigoje, ne 3 kartus paraginus, o pirmą koncerto minutę. Publikos energija ir nuotaika buvo tokia įspūdinga, kad kai kuriuos koncerto momentus pamenu kaip pro rūką. Savo emocijomis dalinosi Viktorija. Ir iš tiesų, arenoje dėjosi išties stebuklingi dalykai. Nesibaigiančios gėlių puokštės, praktiškai kiekvienos dainos atlikimas bendru choru su žiūrovais, prašymai pakartoti, daug nostalgiškų praeities vaizdų ekrane, sentimentalūs Viktorijos ir Ramūno Grybausko pasisakymai ir sunkiai apsakoma energija ore. Jautriai nuskambėjo daina, kurią arenoje atliko Viktorijos dukra Gabrielė Vaša ir mušamaisiais grojantis Ramūno sūnus Martynas Grybauskas. Po jos sekė Viktorijos padėka tėvams, neleidusiems savo paaugliai, dukrai apleisti muzikos mokslų ir daina, kurią Viktorija atliko akomponuodama savo fortepijonu. Koncerto pabaigą vainikavo beprotiškas salės džiaugsmas, kuomet pasipylė dainų Sunkioji artilerija, Mėlyna banga, Šokoladinė diena, Nuskinki gėlę, Tavasis bučinys. Esu buvusi begalėje koncertų, bet to, kas įvyko šiandien, nesu mačiusi niekur. Tokią nuotaiką, tokią energiją, tokį žiūrovų įsitraukimą mačiau pirmą kartą gyvenime.
Koncertą apibendrino Vaša. Daugiau nei pusvalandį po koncerto nepaleidę Viktorijos, žiūrovai dėkojo ne tik už nepamirštamas emocijas, fotografavosi, džiaugiasi autografais ant visiškai naujai išleistų Viktorijos ir Vitražo geriausių dainų vinilinės ir kompaktinės plokštelių, bei žadėjo sugrįžti dar ne į vieną grupės koncertą. Bet ir tai dar buvo ne viskas. Beveik po 2 valandų nuo koncerto pabaigos prie arenos tarnybinio įėjimo Viktorijos kukliai laukė turbūt ištikimiausias gerbėjas pasaulyje. Pagyvenęs vyriškis su unikalia Viktorijos nuotraukų kolekcija, kuriai trūko tik pačios atlikėjos autografų. Kovo 7-ąją Viktorija ir Vitražas pasirodė Panevėžio Kalnapilio. Rytoj, kovo 14 laukia koncertas Klaipėdos Švyturio, o kovo 20 bei 26 Šiaulių ir Kauno Žalgirio arenose. Paskutinį žiemos vakarą Natalija Bunkė surengė įspūdingiausią savo karjeros šou. Atlikėja beveik 2,5 valandos trukusių pasirodymų sužavėjo sausakimšą Kauno Žalgirio areną. Specialiai šiam koncertui scena buvo įrengta arenos viduryje, todėl renginį žiūrovai galėjo stebėti iš visų kampų. Emocijos tiesiog nerealios. 360 laipsnių arena suteikia visiškai kitokį jausmą. Žmonės aplink tave iš visų pusių. Juos girdi, jauti, matai jų reakcijas. Tai ypatinga patirtis. Be galo džiaugiuosi, kad dar kartą užpildėme Žalgirio areną ir kad publika buvo kaip vienas kumštis. Turiu nuostabią gerbėjų armiją. Jie dainavo kiekvieną dainą kartu. Tai buvo nepamirštamas vakaras. Sakė Natalija Bunkė. Vos prasidėjęs koncertas užgniaužė kvapą. Natalija Bunkė į sceną nusileido nuo Žalgirio arenos stogo, skriedama virš 1000 žiūrovų galvų. Nusileidimas nuo arenos stogo man pačiai buvo milžiniškas iššūkis. Tie, kurie mane seka, tikrai žino, kad tai buvo mano svajonė nuo pat pirmos arenos. Tik tuomet neturėjome galimybių to įgyvendinti. O dabar 10 arena ir ši svajonė pagaliau išsipildė. Skridau virš visos arenos. Emocijų neslėpė atlikėja. Įspūdingas skrydis pareikalavo ne tik drąsos, bet ir sudėtingo pasiruošimo. Įdomus faktas. Tam, kad galėčiau skristi virš visų žmonių, pirmiausia reikėjo užlipti ant arenos stogo iš lauko pusės. Pasakojo Natalija. Vakaro metu scenoje netrūko ir daugiau staigmenų. Prie Natalijos prisijungė būrys žinomų Lietuvos atlikėjų ir bičiulių. Simona Nainė, Žemaitukai, Picasso, legendinė grupė Pop Ladies, Vudis, Deividas Zvonkus ir Ritmas kitaip. Prie įspūdingo atlikėjos šou prisidėjo ir profesionalių šokėjų trupė iš Ispanijos, padėjusi įgyvendinti sudėtingiausius choreografinius sprendimus. Atlikėjai šis koncertas ypatingas ir dėl to, kad jis vyko Kaune, mieste, su kuriuo ją sieja asmeninis ryšys. Man labai malonu, kad visa tai įvyko Kaune, mano mieste. Emocijų labai daug ir jaučiu, kad jos dar ilgai nenurims. Šiltai kalbėjo ji. Dar 2024-aisiais Natalija Bunkė baigė koncertinį turą Kosmosas, kurio metu aplankė visus didžiausius miestus ir jų arenas, o vasarą surengė anšlaginį koncertą Klaipėdos vasaros estradoje. Šiandien naujienų tiek, pasimatysime po savaitės. Nepamirškite paspausti patinka, užsiprenumeruoti kanalą ir pasidalinti video su kitais. Iki!